¿No lo vas a querer? Sí, lo que Imsim. Imsit. Taip. Pasimokykit. Matai? Pablas tau niekad neparašė santraukos. Niekad nepasakė, ką jaučia, tuo labiau man girdint. Man buvo labai smagu, Pablai, tikrai. Tas mokytojas labai šaunus, negaliu patikėti. Negirdėjai, kaip jis dainininkus pamėgdžioja. Dar bus progų. Labai juokinga. Man buvo labai smagu. Ačiū, sūnau. Už ką? Už tai, kad sutikai eiti už vakarą, už vakarienę. Tiesą sakant, aš turėčiau tau padėkoti. Už tai, kad į gerą restoraną nusivedžiau? Ne, už tai, kad galėjau pasidalinti tuo, kas man brangu. Tau labai patinka šitas mokytojas, tiesa? Taip, jis labai šaunus. Kągi, Pablai? Jau laikas mėgot? Eigut, nes rytoj ilga diena. Taip. Ačiū. Iki ryt. Visi. Laura? Laura! Neišsigask, čia aš. Kas atsitiko? Jei nemėgi, norėjau šitą papasakoti. Miegojau, bet tik to. Papasakok. Kas atsitiko? Parašiau mamai. Nusiuntei namo elektroninį laišką? Ne, parašiau laišką savo tikrai mamai. Kaip manai, ar rytoj jau gaus? Nežinau, gal rytoj, gal poryt. Ką parašiai? Parašiau, koks mano vardas ir... Merė. Niekada neatspėtum, kas tau rašo. Mano vardas Doloresa. Tiksliau, Lola. Aš esu tavo duktė, kurią palikai dovanų savo buvusiems šeimininkams Buenos Airėse. Nebijok. Nenoriu su tavim susipažinti, nei klausinėt, kodėl mane palikai kaip kokį daiktą. Tavo draugė man sakė, kad turėjai išvykti į Jujuy, nes susirgai. Noriu sužinoti tik vieną. Ar tu dar gyva? Būk gera, parašyk man. Mano adresas. Papasakok. Man sekėsi puikiai. Felė, nemigok. Papasakok. Norim, kad papasakotum. Ką norit sužinot? Ką to mama sakė, suknelę pamačiusi? Norėjo pakviesti kunigą, kad iš manęs velniai išvarytų. Ragana, tikrai. Tik tiek, papasakok daugiau, būk gera. Kas jums daros? Ką dar norite išgirsti? Norim išgirsti apie šventę? Sakyk, kad tau gerai sekėsi, papasakok. Susipažinau su Maksimu. Kas jis, vaikinas? Ne, pakabukas raktams. Šitoj mokykloje vietoj būdinčių mokytojų turėtų dirbti psichiatrai. Solė, keista, kad tu geros nuotaikos. Sunku patikėti, kad pamačiusi save veidrodį dar sugebė juokauti. Kvaiša. Mergaitės neužuošai blogo kvapo? Gana, neišpurkšk. Aš Feliai padovanojau. Labas, atėjau, kad kartu papusryčiautume. Ačiū. O papietaisim apsipirkt. Ne, šiandien negaliu. Kodėl negali? Visą savaitgalį mokiausi, kad galėtume nueiti. Labai gaila, turiu svarbesnių reikalų. Kokių? Paslaptis. Einam. Imk, padėk, mieloji. Kaip aš jų nekenčiu? Ką jos rezga? Nieko nori atkreipti dėmesį ir tiek. Nežinau, man atrodo, kad rimtai kalbėjo Mija. O man atrodo, kad įsimylėjusi viską pradėjai matyti kitokiom spalvom. Viskas. Vika įsimylėjo. Nutilsit ar ne? Felė. Atstok, Mija. Atstok! Einam, pavėluosim. Palauk. Pirma pasakyk, ką rezgi. Ne, paslaptis. Negaliu niekam pasakyti. Net man? Ne tau, Fernanda, ne tau. Ką tu savo galvoji? Jau antrą kartą palieki mane nuo šaly. Nenori nieko pasakot. Gerai paaiškint, kodėl? Gerai, turiu nueiti vieną vietą. Patenkinta? Ne, man negana. Ką man daryti? Negaliu pasakyti, Fernanda. Labai gaila, bet mūsų draugystė baigėsi. Supratai? Dieve mano, koks beprotiškas tas pasaulis. Dar ilgai kraštysitės, Dunofai. Atsiprašau, ponia Bustamantė, nesitikėjau jūsų taip anksti čia sutikti.
Atėjau, kad jūs iškart imtumėte skubių reikalų. Tuomet aš galėsiu imti svarbesniųjų. Taip, atsiprašau. O apie ką kalbam? Kalbam apie Andradės atleidimą, prisimenat? Taip. Puikiai prisimenu. Kas čia? Labai smulkiai surašiau, ką jums reikės daryti. Prisėskite ir atidžiai paskaitykite, Dunofai. Nenoriu, kad priveltumėt klaidų. Žinoma. Nebus jokių klaidų, patikėkit. Negaliu taip pasielgti. Ką pasakė Dunofai? Man atrodo, nemanykit, kad nejaučiu jums pagarbos, bet man tai atrodo iškrypėliška. Iškrypėliška? Jūs... Dunofai, jeigu negalite šito padaryti, negalite vadovauti mokyklai. Ką norit pasakyti? Negaišiu laiko aiškindama savaime suprantamus dalykus. Puikiai žinote, kaip greitai atsikratau silpnų ir nevykėlių. Imkit. Perskaitykit. Taip. Pasistengit neapsirikti. Pasistengsiu. Labai gerai, Dunofai. Nušluosim Andradę nuo žemės paviršiaus. Ne Augustina, ne Andrėja. Kas man rašo? Raminkis, Rudi. Gal kas nors pajuokavo? Vienas tau, kitas tau. Ačiū. Palauk. Kas laišką paliko? Kas paliko? Kas? Nežinau. Nežinai? Tu man sumuštinį atnešė. Kas laišką paliko? Nežinau. Sutepiau sumuštinį, padėjau ten ir ėjau kavos daryti, paskui viską atnešiau tau. Tikrai. Jį iš mokyklos. Mičia neišeik, tu atneš kavos. Ne. Fernanda, į tavęs nekenčia. Raminkis, prisės, kažkas juokauja. Nekreip dėmesio, liaukis. Sakai, kažkas juokauja? Paskaityk. Vieno tavo kvapo ima drebėti. Norėčiau būti tobula, kad tau patikčiau, bet tokia nesu. Mane kankina viena liga. Labai noriu tau pasakyti. Gal jekla? Nutilk. Ta bėda susijusi su lytiniu gyvenimu. Daktarai ją vadina hormonų perteklium. Man reikia daug aktyvesnio lytinio gyvenimo nei kitoms. Dieve mano, būtent todėl tu mane taip trauki. Tavo vyriškumas mane žudo, uždega, pakeičia. Kur ji? Vaselai, kas jums daros? Jis liniuotę pametė. Einam paieškot. Kur ji? Ne, galiu paklausti. Gali, klaus. Vakar nesupratau, ką turėjai galvoj. Ko nesupratai? Kodėl sakei, kad tavęs niekam negana? Kalbėjau apie Manuelį ir apie savo tėvelį. Kuo čia dėtas tavo tėvas? Jis susidėjo su Sonia Rei. Jei turės paną, prie tavęs nesikabinės. O dar su tokia gražuolė? Matai, man nepatinka, kad visi taip kalba apie mano tėvelio sužadėtinę. Man atrodo, kad tau pikta todėl, kad jis turi tai, ko neturi tu. Jis turi porą ir yra laimingas. Kodėl taip sakai? Aš tavo draugas, nuoširdžiai kalbu. Atsimerk ir pamatysi, kad visi vaikinai šitoj mokykloje svajoja su tavim draugauti. Franciskai, ką čia kalbi, nesuprantu. Gyvenk savo gyvenimą, pamiršk Manuelį. Pamiršau, mokyklai man niekas nepatinka. Tada einam paieškoti tinkamo, aš to padėsiu. Juokauji? Ne, rimtai kalbu, šiandien eisim medžiot. Na gerai. Vėliau susitiksim. Gerai. Iki. Klausyk, kai tau nusibos mėjai pasakot apie mane, paprasčiausiai neatsakyk jos klausimus. Sutarta. Daugumos. Apie tave jie neužsiminė. Gerai. Tiek to.